Sveiki visi, aš esu Rokos apžvalgininkė Karolina ir mane pasiekė gandas, kad kai kurie žmonės gali makiažą pasidaryti per 5 minutes. Tad būtent šiandien aš pamėginsiu įsitikinti, ar šis gandas yra tiesa. Taigi paleidžiu laikmatį ir imuosi darbo. Taigi man pavyko ir iš tiesų spėjau pasidaryti makiažą per 5 minutes ir netgi turėjau keletą laisvų sekundėlių pasigrožėti savo darbu. O dabar pakalbėkime apie tai, ką ir kodėl aš naudojau. Na ir kaip makiažo pagrindą aš naudojau Gabriela Selvet CC kremą, patį šviesiausią atspalvį Natural Beige, kuris man yra šiek tiek per tamsus, todėl aš turėjau padengti savo kaklą, bent jau stengiausi, ir iškreiptą zoną. Ir tai man kainavo gana mažai laiko. Tad jeigu norite sutaupyti laiko ryte, turėkite tokį makiažo pagrindą, kuris idealiai atitiktų jūsų odos atspalvį. Ir tada galbūt jums nereikės padengti veido ir iškreiptas zonas. O pats kremas tikrai yra gana blogas, man patiko. Gal šiek tiek per tirštas, negu kad aš norėčiau, kad būtų mano CC kremas, tačiau vasarą, manau, jis turėtų atrodyti puikiai, juolab, kad jo pati tekstūra yra matinė. Na, toliau aš ėmiausi akių šešėlių ir šiandien naudojau 4 akių šešėlius iš jų linijos Liquid Metals ir atspalvius Moves Like Jagger ir Golden Rose. Iš tiesų patys šešėliai spalvos yra labai gražios, natūralios, man labai patiko. Pigmentacija taip pat nėra bloga, tačiau jie nėra labai kreminiai, todėl gan sunkiai kimba prie odos ir dėl to siūlyčiau prieš juos naudoti kažkokią akių šešėlių bazę. Taigi tamsesnį atspalvį dengiau šiek tiek išorę akies voko, na, patį visą pagrindą akies voką dengiau šiuo šviesesniu atspalviu ir taip pat tamsesniu, dar šiek tiek patepiau apatinę blakstienų liniją. Toliau puoliau maskuoti įrodymus, kad šią naktį mažai miegojau, tai yra savo tamsius paakius. Ir tam naudojau Gosh BB Skin Perfecting paletę, šviesiausio atspalvio taip pat, ir man jie iš tiesų patiko. Konsistencija tokia nei labai tiršta, nei labai skysta, todėl gerai laikosi ant odos, tikrai užmaskavo viską, ką norėjau, kad užmaskuotų. Yra 3 atspalviai, šiandien aš naudojau tik tai šį po akimis ir tada štai šį patį šviesiausią kaip šviesinančią priemonę ant nosies tilto ir virš savo lūpos. Kad veidui suteikčiau šiek tiek daugiau spalvų, gyvybės, dimensijos, naudojau skaistalus ir tai yra Gosh kelių spalvų skaistalai atspalvių Bronze Pie. Ir iš tiesų spalvos labai gražios, vasariškos. Aš naudojau šias 2 šviesiausias ir tikrai suteikia tokį saulės nubučiuoto žando įspūdį.
Toliau naudojau visagalį Prestige Smoky Eyes blakstienų tušą, kuris tiek jas pailgina, tiek padidina apimtį. Tačiau, aišku, dėl laiko stokos aš nespėjau panaudoti tiek daug sluoksnių, kiek aš norėčiau, arba kiek naudočiau kiekvieną dieną. Tačiau manau, kad pakako ir blakstienos tikrai pailgėjo, atrodė tamsesnės ir tankesnės. Na ir paskutinė priemonė, kurią šiandien naudojau, buvo Gosh lūpų lakas atspalviu Flirty Lips. Labai graži vasariška persikinė spalva. Tiks tikrai tiek vasariškam, tiek pavasariškam makiažui. Ir iš tiesų lūpų blizgis turbūt yra tas variantas, kurį reikėtų rinktis skubant, nes jeigu norite dažytis lūpdažiu, lūpų kontūras turėtų būti tikrai tvarkingas, dar geriau, jeigu naudojate lūpų pieštuką, o štai lūpų blizgis tikrai keletą sekundžių ir jūsų lūpos daug gražesnės. Taigi, toks buvo mano makiažas per 5 minutės. Tikiuosi jums patiko, aš įsitikinau, kad tai yra tikrai įmanoma ir iki kito susitikimo.